Kai jaunoji Kėžių kaimo gyventoja Ingrida Kraštytė dar tik mokėsi pardavėjo profesijos Kupiškio miesto žemės ūkio mokykloje, ten pat gretimai ir statybininkų mokėsi toks vienas vaikinas Usūrinis, kurio pati Ingrida tikrai labai neapkentė. Kai tas vaikinas Usūrinis buvo dar antrame savo mokslų kurse, jis jau tada pradėjo matyti tai, kad itin bjauraus būdo jo klasiokas chuliganas šlykštusis Mariekas ėmė ir kažkokiu būdu sau susirado paną. Ir ne šiaip sau kokią paną, o būtent dar nepilnametę. Kai tik iškart po pamokų profkėje Usūrinis nueidavo tiesiai į Kupiškio autobusų stotį laukti tenai autobuso, parvešiančio jį namo, ten prie kitų mokinių jis pavasario gale pradėjo matyti ir savo skriaudėją Marieką, besisukiojantį prie kažkokios dar nematytos juodaplaukės jaunutės merginos. Ir ko tik jiedu abudu stotyje nedarydavo būdami dviese, Mariekas ją ir už rankos laikydavo ir bučiuodavosi dviese sėdėdami ant sėdynės, kartais net ir kartu eidavo į tualetą abu. O dažniausiai tai Mariekas su ta savo pana sėdėdavo kartu apsikabinę ir jai sakydavo visokius nešvankius dalykus. Ta popietę Usūrinis kaip tikėjo pro šalį pro gretimai sėdinčius Marieką su pana blynę ir įsyk pasišlykštėjo Marieko elgesiu su pana, nes išgirdo kaip jis jos prašo, kad namo grįžus vėliau jį jam paimtų į burną. O mergina chuliganui tik pritariamai vis linkčiojo. Taigi, o paskui tik vėliau Usūrinis mokykloje sužinojo, kad ta Marieko pana tikrai nėra jokia pilnametė. 2004 metų gegužė.